istorija tokia, kad aš nuo vaikystės mamai įneždavau žibutės. Ir kiekvienais metais, aš man atrodo, kai išmokau vaikščiot, aš visą laiką atnešdavau ir dainuodavau Tau mano mamytė, pirmieji žiedai. Tai tokia daina? Jo. Aš ir prisimenu. Mes kažkada kartu buvom padariusios. Tai va. Tai aš tikiuosi šitą tradiciją niekada nesibaigs. Vakar, ne, užvakar nešiau. O padainavai? Taip. Tai man labai laiminga. Gal norėtum šiandien taip pakarto? Ne. Kodėl? Nes gražus dalykai būna tik kartą. Kaip kol kas tau išeina? Blogai. O tau? Nu, man irgi kažkaip nelabai, tikrai nelabai sekasi. Iš savo patirties. O tu norėtum būti dailininkė užaugus? Gal ir norėčiau, bet tikrai nebūtų pagrindinis mano darbas. O tai ką tada pagrindinio darytum? Norėčiau būti advokatė. Kodėl advokatė? Aš nežinau, man taip kažkaip labai tinka. O tai ne dėl to, kad tėtis advokatas? Nu, gal ir dėl to, nes paveldėsiu. Nu, nepaveldėsiu kaip, nežinau kaip pasakyti, bet, ne, aš šiaip norėčiau. Tai bet tada visa šeima advokatų būtų. Bet tu tai nesi. Tai taip, nes man nepatinka būti tuo, ką mano tėvai yra. Kaip tu galvoji, ar mes su Justu ir Smilte vis dar draugausim, kai būsim seni? Ar mūsų vaikai draugaus? Aš manau, kad taip, nes jie bus pusbroliai ir pusseserės. Bet ar tu galvoji, kad mes draugausim, kai užaugsim? Gal. Kodėl gal? Nu, pavyzdžiui, mūsų mama tai draugauja su savo sesėm. O tai... Su kuo tu galvoji geriausiai sutarsi? Su nieko. Kai supras, tai tu nenori su mumis draugauti, palaikyti Su visais. Gerai, vieta nebeįdomu, davai pataško. Lemma. Nu, malonė! Lemma, mano suknelė. Wow. Mano tai kažkoks. Čia, žinai, bus lietus. Nu, kodėl tu čia mano? Vau, vau, vau. Mėtų, tai gal padėsi man? Ne. Gietas. Aš į medį trenksiuos. Einam namo? Einam. Einam. Žinau, kad tu mane sumoja. Nenori panešti? Ne.
Va taip. Va. Ai. Susipyko. Jo, gitarų sekcija. Atsiprašau, kodėl susipyko? Tai mes prieš ir tada, tipo, Mes biškai palaikom tavo baseline, tada pisam. O tai mes ne iš karto po chorusą, mes anksčiau darydom iš karto po chorusą. Man atrodo, ne. Man atrodo jo ir man irgi atrodo jo. Ale? Ok, galim. Kaip prasideda jūsų kūrybinis procesas? Danai, atrodi, ką turi. Bring, brom. Taurą, taigi jau gali grot šitą. Nu taigi grot. Daryk bring, bong. Bring, brang. Ne, bring, bong. Pas mus vokalistas boso partijas rašo, o bosistas lyriksus. Jūs negalvojat apsikeist, pavyzdžiui? Aš siūliau šitą variantą. Jo, siūlykite išeina reikia. Rėkaut nemoka. Jo. galiu išmokti. Domas puikiai rėkia. Kai gyvenimas pilnas muzikos, tai muzika ir yra gyvenimas. Daugiau nieko. Kaip apibūdintum savo gyvenimą? Geras menininkas yra tas menininkas, kuris džiaugiasi savo menu. Tu negali asmenybės nuo muzikos atskirti. Sakau, dedikuoti iš esmės savo gyvenimą tam, net jeigu tai man neuždirba net centų. Gerai ar negerai? Kas? Man labai gerai. Savęs dabar nebegirdžiu, kai nusmažu. O jūs double bassą girdit? Jo. Tu irgi kartais padarai ferimuką į Jo, jeigu aš... Jo. Pabandom dabar tiesiog laikyti realiai. Ne, nesipyksta mes. Jo, realiai nebe. Kodėl man? Dar pyksimės. Arba ne. Jo, dar nebijok. Arba jau baigiam. Jo, arba tas. Kur gyvenimas nuves ten ir vis pyksim. Čia viskas for. Čia ar sekstolės arba triolės. Jūs apie ką? Čia viskas for, sena. Paam. 16, 8. 1, 2, 3, Vien, ir 2, ir 3, ir 4, ir. Tuoj, palauk. Kaip tu darai? Įsirengimo procesas sunkus buvo. Bazarais dirbau vieną. Kapai vienas, aš tau užnešt padėjau. Žinau, aš patai, tai pažiūrėk, kiek čia padaryta. Užnešti tai buvo nelengva į Jo, trečią aukštą. užnešt buvo, toks visai, toks. Ką tu nešiai? Nešė visą iš senos studijos equipmentą čia. Jo. Jo, tas buvo, Drumsai, ampai. mes turėjom palyginus labai mažam kambarį labai daug daiktų. Skubu nusilenkti teatre. Nes taipgi dar reikia. Dėl garso nėra!
pats tempo nelaiko. Atsiprašau labai. Bet, beje, aš gi pati išauginau šitą obuolį. Aš čia netoli gyvenu. Nori? Ne, atsisakysiu. Plastikinių pagonys. Sveiki, galima užsisakyti obelį? O medis išaugintas be chemikalų? Gerai, lauksiu Ačiū. Gerai, gerai.
Mamytė, ašgi prašiau, neskambinti man darbo metu. Suneli, kokio darbo? Tu neturi darbo. Ačiū, mamytė. Tu visada buvai tikra motina. Tu turi namų raktą. Ką? Namų raktą. Atsiprašau, o ką jūs darote mano mašinoje? Jūs nematot, aš kalbu su mama. Koks raktas? Kam tau raktas? Ne mano tau, beproti. Girdžiu, kad esi su mergina. Sveikinu, o tai visi jau klausia, ar tu negėjus. Mano gyvenime irgi viskas pasikeitė. Aš pasikeičiau pavardę, išvažiuoju į Lenkiją. Visam laikui su Bernardu. Jam 19 metų. Jis mane myli. Jis būgnininkas. Kiek? Mama, man 19 metų. Ką? Tu išprotėjus? Žinokit, čia ne mano reikalas, bet man atrodo, jūsų mama rimtai išprotėjo. Pasakyk savo mergužėliai, kad ji pati išprotėjo, nesusidėjo su tavim. Aš su Bernardu pradedu naują gyvenimą. Tiesa, jei tėvas vakare norės valgyti, šaldytuvę palikau kotletų. Mama, tu girta? Viskas, aš negaliu kalbėti. Bernardas mane kutena, Bernardas ant sorų biškį. Aš labai užjaučiu jūs dėl mamos. Aš manau, viskas dar susitvarkys. Žinokit, čia ne pirmas smūgis mano gyvenime. Aš susitvarkysiu, visą gerai. O kodėl su mano piniginė? Tai kas čia per durnas klausimas? Ašgi vagis. Bet aš jūs pagavau. Ką jūs dabar darysite? Tai tuoj parodysiu. Turiu tokią idėją. Kokią? Žiūrėkit. Pasakykit jiems, kad svarbu ne tik būgnai. Aš pasakysiu. Gerai. O jūs norit? Aš parodysiu jums savo dudelę. Dudelė? Na, čia gali būti žmonių, bet jeigu jūs norit. Man vienodai. Na, jūs drąsi moteris. Žiūrėk. Mokėjau už 3 koncertus. 3. Mūsų būgnininkas pabėgo su kažkieno motina į Lenkiją. Jūs normalūs? Kur jūs tokį radot? Kur jūs tokį debilą radot? Kiek tai motinai metų? 40 vasara bus. Kiek? Bet šiaip graži. Atrodo 20. Jei 40, jūs iškrypėliai. Iškrypėliai, mums reikia būgnininko, mes neturim jokio šūdmalio, kas gros būgnais. Dar tą pusprotę su savo dudelėm. Ką? Aš skelbimus jau įdėjau, būgnininką surasim. Gyvenam būgnininkų sostinėje. Ko tu taip paėmės, dėl Dievo meilės? Rytoj koncas, rytoj. O, sakiau, kad viskas bus gerai, surasim. Aš tai kol kas čia nematau nieko gero, žinok. Nebent tu atsisėsi, kažką nuostabaus parodysi, būsiu dėkinga, žinok. O tai kalbėt, ką daryt, sėdėt? Ką kalbėt? Pažiūrėk, kur tu randies, atsisėsk būgnais pagrot. Kol ir tu nepabėgai kažkur į Lenkiją su moterim kažkokia. Aš nežinau, jokios moteris. Gal tu sėsk. Viskas gerai, šiaip dažnai toks būna, šiaip geras žmogus. Sėsk. Prisigrosim, viskas faina, bus su irgi tokius kur nors tenai. Galima greičiau kažkaip. Nu, palauk. Gerai.
neblogai. Nu visai neblogai, ką jūs? Už koncertą 500. 3 koncertai šią savaitę. Jūs rimtai? Jūs man panašus į Jėzų. Aš tau atradau storas? Bet Jėzus nebuvo storas. Norėčiau avansų. Pradžiai 200. Susirgsi, užgersi, pabėgsi su draugo motina į Lenkiją, užmušiu. Daug gražos. Tu nekreip dėmesio, jis šiaip švelnus žmogus. Jūs mane samdot? Ne, šiaip savo pinigus dalinu. Kodėl jūs tokie debilai tie muzikantai, aš nesuprantu. Kokia graži piniginė. Pas mano mergina tokia pati. Žinot, aš jaučiu, kad čia mano antras šansas. Gyvenime aš pridariau daug šūdo, nors esu geras žmogus. Padariau daug klaidų, buvau nedoras, bet dabar viskas pasikeis. Visada tikėjau, kad gyvenimas sutikė antrą šansą. Mano mama pasikeitė pavardę, bet dabar jinai manimi didžiuosis. O, brangioji! Įsivaizduoju, mes būgnininką suradom. Kodėl tu man nekeli ragelio? Mane gatvėj apvogė, aš viena stoviu, verkiu. Brangioji, palauk. O kas tave apvogė? Jis! Jis mane apvogė, va! Nu, aš gal nueisiu į tualetą, kelią rasiu pats. Und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich scrolle nicht, ich scrolle nicht. Žmonėm patinka galvot, kad viskam yra priežastis. Skausmas ugdo charakterį. Kiekvienas randas kažką reiškia, bet tai melas, kurį savo kartojam, kad užmigtume naktį. Tiesa paprastesnė. Dalykai atsitinka. Blogi dalykai. Ir jie nieko nereiškia. Viską gali atsiekti atgal. Prisiminimus, akimirkas, veidus ir vis tiek grįžti į pradžią. Svarstydamas, kiek to iš tiesų kada nors buvo tavo. Aš buvau žiūrėjus į žudiko akis ir prisiekiau mačiau kažką pažįstamo. Ne blogį, tiesiog tuštumą. Galbūt tai viskas, kas mes esam. Kolekcija tuščių erdvių, vaidinantis, kad esam žmonės. Triukas yra vaidinti pakankamai ilgai, kad pats pradėtum to tikėti. Dažniausiai, kai žmonės paklausia, kaip man sekas, atsakymas būna šudinai. Bet negaliu pasakyti, kad man sekas šudinai, nes neturiu tam geros priežasties. Jeigu pasakysiu, man sekasi šudinai, jie atsakys. Ką? Kas atsitiko? Ir aš atsakau. Nežinau. Viskas. Vietoj to, kai žmonės paklausia, kaip man sekasi puikiai.
Radzevičiūtė, keliausiu į mokyklą naktį, taisyti matematikos kontrolinio pažymio. Nu betgi arba aš baigiu 10 klasę žemynai, arba 10 klasę mane. Ar aš kalta, kad mokytoja atima telefonus ir atidžiai stebi mokinius kontroliniu metu, bet sąsiuvinių jį nesineša taisyti namo? Juk bet kas gali naktį įsilaužti ir juos pataisyti. Taigi arba aš išsitaisau savo metinį matematikos vidurkį į teigiamą ir tęsiu mokslų žemynui, arba nežinau, profkė, gal ir rizikuoju viskuo, kuo galiu rizikuoti. Bet kaip sakoma, nesisuksi, negyvensi. mojo. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Light on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2.
music dies. Eyes calls to mind a silver screen and all it's sad. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got better to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Oh, oh. Time can never mend the careless whisper. Laba diena, viskas, ištaisiau jūsų praeitus kontrolinius darbus. Tai ką aš ne savo darbą ištaisiau? Whispers are a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the whole you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Noriu saulės karštos. Noriu žemės visos. Noriu žvaigždę ir žmogų sugretinti. Noriu žvilgsnio brangaus. Noriu skrydžio svaigaus. Amžinai neramaus per gyvenimą. Vangelis, kvepia, paukštukai, vėjelis toks. Įdomi yra, nes jinai gali būti pikta, paskui gali būti rami. Man jūra yra, tokia biškai kaip aš, priplaukus. Anksčiau aš tokia buvau tinginė ir aš nesuprasdavau, kaip yra galima skelbti 6, o Jėzau. Ir dabar jau kad 3 metus aš keliuosi ir galvoju, kažin čia, ar čia yra dėl ant senatvės ateina tas noras keltis. Aš supratau, kad ne, čia yra noras mėgautis gyvenimu. Kaip tu įsivaizduoji, kaip čia mes važiuosim, nes aš tai čia galiu užsimušti. Barbiškai į dešinę vairą. Bet aš galiu jaustis beveik saugiai, ne? Taip, visiškai. Tu gali dabar į kairę suk. Visiškai saugiai jausis. Nori dviračių taką nuvažiuot pabandyti? Nuvarom. Bijau. Va, mes įvažiavom į dviračių taką. Dabar lygink vairą į kairę, dar biškį. Dar biškį į kairę. Eik, sau. Žiūrėk, viskas sugebi beveik pati. Geras. Dar kairiau, dar kairiau. Va, super, dar kairiau. Dabar dešiniau biškį visos. Dabar vėl į kairę. Vėl į kairę, kairę, kairę.
Sakė, negalima sakyti žiauriai gerai. Tai tada buvo, bet labai yra per silpna. Tada buvo nerealiai gerai, baisu tai buvo tikrai, nes galvojau, kaip čia man bus, kažin ar aš ten nenukrisiu nuo jo, nesvarbu, kad jis ant 3 ratų ir stovi. Nes jau iškart pagalvojau, kad gal reikia testamentą palikti, nes jeigu į kokį medį, tai jau viskas. Ir turbūt pirmą kartą gyvenime aš vairavau ir taip sąžiningai sukau tą vairą ir man praktiškai nepadėjo. Tai jausmas buvo, toks nerealus, tai labai ačiū to mano akim, nes, pasijaučiau kaip iš tikrųjų praregėjus. Turi kokių svajonių? Didesnių? Turbūt, kad jo. Galvoju, ko aš dabar labiausiai norėčiau. Būtų gerai, kad parašiutų iššokt dar kartą, nes geras jausmas buvo. Ir ką dar norėčiau. Dar noriu į Vokietiją arba į Lenkiją, į baisių atrakcionų parką, bet nerandu durniaus, kuris su manim važiuotų. Tai patinka tokie stiprus potyriai. Aš mėgstu ekstremalumą, kuo ekstremaliau gyvenime, to yra geriau. Tai realiai ir gyvenime visko pasitaiko. Ta prasme, tu eini gatvę ir tave gali irgi, tai pertrekšti arba įlipi į jūrą, tave gali jūros bangos nusinešti kur nors. Bet ir namie būnant gali kas nors Jezu, čia, jeigu taip galvoti, tai tada reikia viskas jau. Neapsimoka gyventi. Jo, neapsimoka gyventi, teisingai sakai. Tai aš irgi vis dar galvoju, žinai, kad reikia imti viską iš gyvenimo, ką galėjo, mažiau zysti. Jo. Bet turi kokių svajonių iš tokių, kur nebūtinai gyvendinamos? Jo, norėčiau apkeliauti aplink pasaulį. Šiaip aš matyti kaip ir nenoriu, man kaip ir nereikia, bet aš norėčiau, kad man kas nors duotų smegenis to matančio žmogaus 1 valandai, kad aš galėčiau suprast, kaip atrodo jūsų pasaulis. Tai va, tokia dar turiu svajonę. Paskui gali pasimt, man nereikia. Ir čia turbūt net ne tik su negaliom, čia turbūt apskritai gyvenime šitaip. Net ir su mirtim tas pats, Taip. Žmogus miršta ir žmonės kiti liūdi. Galbūt daugiausia dėl to, kad jie patys netenka kažko. Taip. O kaip aš dabar? Nes, pavyzdžiui, kai mirė mano mama, tai visi kautė, klykė ten, Jėzau, aš nežinau ten, aš taip ramiai sėdžiu ir man sako, tai tu neverksi? Ir aš sakau, turbūt ne. Man sako, to prasme, tai tu normali ar ne? Ir aš sakau, nenormali, nesakau, aš manau, kad mano mamai ten yra geriau ir sakau, čia, tai kad jūs dabar sėdite ir kautėtės, tai kas iš to, aišku, kad gaila, aišku, kad liūdna, aišku, kad nubyrta ašara, bet tikrai nubyra dėl to, kad, o kaip aš, ko man dabar daryti? Gailestis kyla iš savanaudiškai. Jo, va šita frazė, o čia yra geras, va čia gerą dalyką mes atkapstėm, eik tu savo. Ten kažkas po traumos, kažkas yra sėdžiu ir galvoju, Dieve, koks trapus yra gyvenimas. Tu niekada nežinai, šiandien tau viskas gerai ir tu nežinai, kaip tau bus. Siaubas, kaip reikia vertinti kiekvieną dalyką. Reikia naudotis kiekvieną gyvenimo galimybę. Pakalbėk kažką. Pakalbėk dabar kažką. Duomenų saugojimo direktyva. Direktyva, kas tai yra? Apie duomenų apsaugą. Aš tau draudžiu. Jeigu tu nufilmuosi, aš paduosiu į teismą. Savo nukėlę.
Nu, o ką daryti, jeigu aš neleidžiu anūkėlę? Tau nepatinka, kad aš tave filmuoju? Ką? Tau nepatinka, kad Tu aš... mane filmuoji? Nu ne, aš klausiu, ar aš galiu tave filmuoti. Nu, tai retkarčiai galima. Dabar negalima. Dabar nereikia. Nu gerai. Nu, davai. Už 200 metrų sukite dešinėn. O tau patinka mane vežioti? Labai. Ką aš dar pavažiuosiu, jeigu netvedi iki mane? Gerai. Už 200 metrų sukite dešinėn. Senamiestis. Ką? Taip. Kur tu mane nuvedei, ką? Į kažkokį neaišku kokį miesto dalį, senovinį kažkokį Vilnių. Taip, istorija... Nerestauruota, ne. Kodėl nerestauruota? Nu, pažiūrėk, į dešinę, nu kokį, matai? O kas blogai gražu? Nu, kur ten gražu? Nepatinkuotas namas. Man gražu. Už 200 metrų sukite dešinėn. Važiuok kokią akmeninę gatvę. Čia Gedimino? Ne, čia ne Gedimino. Gedimino biškį toliau. Brukas, Jėzus, Marija. Kur rūkas? Brukas. Ką reiškia brukas? Ne, asfaltas, a. Akmenukai? Jo. Supratau. Per gatvę reikia pereit greit, nežaist. Katinėlė tu mano. Kur gastroliuoja? Eikite. Šau. Ačiū. Senelė nebuvo? Kur? Namuose. Jis kažkur laukia, kai telefoną pamiršta, tai galva, tai Pas Anželką buvo nubėgę. telefoną nepasendžiau. Nu, ir tu atplauk rankytes. Nežaisi telefoną. Ir valgyti. Mačiute, kas kokia tas arbata valgo? Valgo arbatą su tortu, su preličku, su blinuku. Tau nepatinka bananai? Bananai nepatinka? Ne. Kodėl? Aš ne, veikiu ne. Ką pasakyk, kai aš tavęs paklausiau, kad tau nepatinka bananai? Kodėl tau nepatinka bananai? Ką aš pasakiau? Taip. Taip visi. Sakė, kad jis nebeždžiauna. Jo. A tai buvo? Tai buvo. Negalėjau. Galėjo. Neprisimenu. Aš būsiu kaip Trumpas. Aš tai pasakau, nu negali būti. Matyte, nykštukus geria. Nykštuką. Nu, panašiai į nykštuką mačiute. Apvalų mažą nykštukėlį. Vinipukas. Gražiai mano Maikė atrodo. Gerai, tokių raminančių.
Būkit eilė. Neleiskit nachališkai. Nebūkit gudročiai. O, kiek jų yra čia norinčius įlysti. O gerai, jeigu mergaitė kokia bus graža eilė. Skrandį tokį išskyrė rūgštį, kurį jeigu nėra maista, tai jis skrandį pradeda. Tai gali paskui. Dabar po jauno gal nieko, nu paskui gali kokį. Tai aš valgau, bet aš negeriu arbatos, nuo arbatos neužsipildo nuo skrandis. Biškį tokį. Gali man paduot vieną tą datulį? Datulį. Ragavai? Tai ją reikia nuplauti. Ne. Oi. Jos nereikia plauti, jinai jau nuplauta. Kaip? Jinai jau nuplauta. Kas nuplauti? Ne, aš ragavau. Aš nereikia plauti. Ak ten su rankom tokį grėbį. Lipo ant palmės, skina. Datulės, ne palmės? Arba. Pagalbos. Jūsų kaiminė ponia Koch nuolat matė iš viršuje. Dabar man rodysi? Ką? Rodysi, kaip skina datulės? Nu. Gerai. Ir dar... Arba beždžionų variantą ant viršų ant palmė. Ana papurta palmė. Įkrenta. Jūsų mašina išleidė. O, išsisaugai. Patiko tau? Kaip tu galvoji, neįsisaugos. 5-5-3-6. Kaip vargeliu savo nukėlę neįsisaugos. Surasiu palmę į beždžionę. Čia beždžionė? Purta, o paskui surinkinėja žemę, į plautus deda į tą. Tegul važiuoja. Žinai ką, sako, datulės renka nuo palmių beždžionės ir parodė tavo nuotrauką, kaip su žalia palmė stovi. Sako, pakrato ir tada surenka viską. Tai netgi tave filmuoja. Kas? Kamera. Kamera. Jis dėl anūkėlės nesifilmuoja. Tu man dar nesakai, kas tau labiau patinka, brunetės, blondinės ar raudonplaukės? Mano babyčia, labai babučia mano. Man patinka, daugiau nieko nereikia. Gerai. Noriu perdažysiu blondinį, noriu brunetę, noriu šotanką, noriu. Kaip noriu, taip padarau. Citroeną įleisiu. Akuračiau. Ach, tu nachalas. Daugiau neįleisiu, jeigu toks tu. Kada jūsų buvo vestuvės? Liepos. Tai Liepą turit švęsti jubiliejų? Kem 5 metų? Taip, ruošdavo. O tu paruoši močiutei dovaną? Tai aš visą laiką, aš pačią geriausią dovaną. Nu ką, Lita, važiuojam? Iš ryto į tą kaibaną. Į rotušę buvo verbų sekmadienis dar su vienu. Pavėlavom į tos pamokos. Su verbom atėjom, žinai, pašventintam. Nu, rimtas tas, rimtas dalykas, o malačiai vyrai, visų pamušim.
Katedra yra svarbiausia katalikų bažnyčia Lietuvoje. Tai svarbiausias architektūros klasicizmo pavyzdys. Prie katedros stovi varpinės bokštas. Ten 7 metrų aukščio. Varpinė. Skamba varpai. Girdisi muzika. Pranešamas laikas į mišias. Klasicizmui būdinga simetrija, paprastumas ir aiškumas, horizontalumas, baltos, pilkos ir šviesios spalvos, gama. Labas! Ar žinojai, kad nubrėžus vieną liniją, čia galime pastebėti simetriją, o su horizontalumu ir taip viskas aišku. Ant katedros portiko pastatytos 3 statulos – Šventosios Elenos, Šventojo Stanislavo ir Šventojo Kazimiero. O dabar keliaujam vidun. Grindys iš akmens plokščių. Katedros skliautai yra kryžminiai, papuošti rozetėmis, remiasi į 16 piliorių. Bažnyčios vidaus chorą remia 12 kolonų. Visą šolinėse sienose ir 12 langų. Katedra – tai istorinio palikimo įsikūnijimas. Čia palaidota daug Lietuvos didikų. Vilniaus katedra yra vienas lankomiausių sostinės objektų, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Apsisukus 4 kartus ant šios plytelės išsipildys toks noras, kurį turėjai galvoje. Ar žinai, kas ją sukūrė? Tai Gitenis Umbrasas! Mano noras buvo pasilinksminti su Jonu. O dabar kviečiu pasiklausyti varpinės varpų. Kuprelis. Tai naujas lietuviško kino šedevras apie meilę, lietuvybę ir likimo vingius. Pasirodė ilgai lauktas filmo Kuprelis anonsas, sukurtas pagal Igno Šeiniaus romaną. Tai vizualiai stulbinanti jausminga ir giliai lietuviška drama, nukelsinti žiūrovus į 20 amžiaus pradžios Lietuvą, kur vienišas kuprotas žmogus tampa laisvės, vienybės ir meilės simboliu. Laukiame premjeros ir tikimės, kad Kuprelis sujaudins kiekvieną žiūrovą. Tai ne pasaka ir ne kokia rašyta istorija. Papasakoti tai nelengva. Tai mano gyvenimo nesugydoma žaizda. Jos judinti nenoriu. Nujaučiau, kad yra pasaulyje meilė, kad žmonės pasiekia ją. Bet man atrodė, kad aš jos niekuomet nepasieksiu. Niekuomet neprilipsiu to kalno, ant kurio jau sužėrė. Ir netikėjau, kad ji būtų tikras daiktas. Maniau, tai tik tai pasaka. O gal aš ieškoti nemokėjau, kol ji pati į mane neatėjo. Ateidavo į bažnyčią sodietiškai, bet gražiai apsirėdžiusi. Labiausiai jai tiko beveik juosvas sijonas ir balta kaip sniegas bliuzė plačiam rankom. Ūgio ji buvo neaukšta, vidutinė, bet labai dailiai išaugusi. Skaisčiais raudonais veideliais, kaip pražydusi rožė. Galvelę gobė dideli, tankus, tamsiai geltoni plaukai. Galvojau apie ją, stengiausi prisiminti kiekvieną jos žodį, balso skambesį, akių šiltą, veriantį žvilgsnį. Stengiausi prisiminti, kaip tas žvilgsnis mane tirpdė, kuteno širdį.
Bet nejaugi tamsta neturi tikro draugo. Ne, Tamsta turi. maniau man pasigirdo. Sapnavau ją kas naktį. Jei kuomet nesusapnuodavau, visą dieną vaikščiojau apniukęs. Meilė mane tokį padarė, sulaužė, perdegino.